Beveik. Virš visiškos bedugnės. Ojejejejej. Esu žavėta, antrų siauriausių namų Europoje, brangiai. Kaip mielasis. Oi, Jėzus Marija. Kažkas išmetė 3 kates. Visai kokybiškas. Ne, čia tik man. Fin del mundo. Gerai, warum? Dievas yra ar panašiai, kad viena iš tų serbų smarkiai apšiko. 2 čekmarkai. Tau neleidžiama Ispanijos žemėje oro uoste eiti į tokias vietas. Fontana. Einame Valencijos turguje. Jau kažką aiškina man. Antra kalėdų diena prasidėjo anksti 9 val. Ryto nuo pusryčių oro uoste. Jurgita, žinoma, buvo irzli tokį ankstų rytą, nes negavo savo 12 valandų miego kvotos. Jie taip pat labai erzino, jog buvo paprašęs susikrauti daiktus dar dieną prieš skrydį. Kai tuo tarpu aš pats, žinoma, atvažiavęs 500 km dieną prieš aplink Lietuvą, susipaukau tik tai naktį prieš kelionę. Ir tą galėjau padaryti, nes aš taikau disciplinuotą pakavimosi metodiką. Tai yra viską, ką aš noriu pasimti, aš sumetu tokią čigonišką krūvą šalia krepšių, kurias planuoju naudoti. Sukištos daiktus į pakavimo kubelius ir tiesiog tikiuosi geriausio. Ir voilà. Skraidome su rankiniu bagažu, tai trečdalis sustokas ir nuotraukai aišku netilpo, bet pavyko sutalpinti viską 17 kg ir aš nusprendžiau, kad visko užteks. Mano vaistas yra ganėtinai skanus. Mat, taip ragausiu. Makaronai su padažiuku. Irgi tau patinka? Taip. Kiek vertintum? Gerai, čia mano min. 7. 7. Papusryčiavus žmonos nuotaika grįžo į įprastinę būklę. Na, dar parodyti tave. Mielas gana. Šiandien. Kaip tavo skrydis? Gerai. Smagutis buvo. Ką veikiai? Miegojau. Nusivedžiau Jurgitą pavalgyti į Burger Kingą. Tai pamatytų, kaip civilizuoti žmonės valgo. Jurgita, kaip tau pirmas įspūdis Burger Kingam? Gerai, tu jau apgrauži ir filmuoji apgraužtą sumuštinį. Ar esi labai susijaudinus, kad pagaliau valgysi Burger Kingą? Na va, su Jurgita atvykome į savo gyvenamąją vietą. Čia yra įdomiai maišytis kambarys ir jame yra vonia. Jurgita, tu čia? Taip. Kaip tau kambarys kol kas? Gerai. Aplinkui maistuką yra. Čiūros kvepia? Nu tai taip, nes mes gyvenam. Nu, čia su mašina būtų buvo sudėtinga. Ispaniška architektūra. Ar esi patenkinta? Taip, esu patenkinta. Kas geriausias vyras? Tu. Taip, teisingai. Čia čiūros ir žolytės kvapas eina. Užuodėm? Aš manau, kad čia gali rasti visko, ko norėtum. Irgi atvykome į kažkokį restoraną. Gal labiau bodega, ne? Ne restoranas čia yra. Tai vat. Gracias. 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 Nu išmok vieną žodį ištart. Taip. Aš jau žinojau iš karto, ką paimsiu.
Iš karto žinojau, ką paimsiu šitam restorane, nes mačiau Google reviewsuose. Kaip tau kol kas pirmas įspūdis ir kita Valencijos? Geras. Geras? Kas gero? Viešbutis geras? Taip. Viešbutis pačiam centre 180 metrų nuo katedros yra labai gerai. Mėgėliausia tas buvo? Kol kas nebuvo nieko įsimintino be fantastinės vietos viešbučio. Kurį išrinko? Mūsų bendras sustarimas. Kas man nelabai patiko šitoj vietoj, tai kad savininkė su manim beveik nekalbėjo. Jinai kalbėjo su Jurgita tik tai. Ir akivaizdžiai nesuprato, kas yra šeimininkas namų. Arba, gal ne namų šeimininkas, nes mes namuose, bet nesvarbu. Neskyrė vyrų dėmesio. Ir tai turbūt atsispindės mano bendrame įvertinime, bet dar pažiūrėsime. Priklausys nuo to, koks maistas bus. Tai vat. Įsijungsime šiuo metu. Nu, Jurgita, gavo maistą. Papasakosi, ką čia užsisakėm? Tai išnešė meniu, nebemoku mintinai. Aš tai patatas į chorizo. Jurgita užsisakė kumbi ir patatas bravas, ne? Taip. Jurgita, tos skanu? Taip. Kiek vertintum iš 15? O galima kokią normalią skalę? 10 tada. Šeši. 6. Galėjau išrinkti geriau turbūt. Turbūt. Čia yra Valencijos eglutė. Taip. Nežinau, ar mato kameroje, bet ten yra rėmas. Panašu, kad čia tiesiog iš vielos kūgis. Padarytas, apkaišytas eglišakiais. Visai šalia eglės. Skink ir skink. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hey, lotería. Turi monetų? Šiandieną, čia jau antros dienos rytas, ne, Jurgita? Ir mūsų viešbutė nebuvo pusryčių, ar ne? Mes jų neėmėm. Nebuvo. Ir jų ir nebuvo. Jie yra net lifte surašyti. Ar aš tversinu? Kaip tu manai? Ne? Be abejo. Mes einam į Valencijos mokslo ir menų Visą kompleksą, dėl kurio miestas labai garsėja. Kuo garsėja? Aš ką tik pasakiau. Čia yra Ciutat de les Arts y les Ciencias. Tai va, mes esame šalia to parko ir čia yra daug tokių baseinų įdomių. Labai seklių, sakyčiau, bet juose nieks nesimaudo. Turbūt dėl to, kad vis dėlto žiema. Pakartom? Edmundas liepė man nusibausti. Aš šiandien jam liepiau neimti skėčių, nes bus geras oras ir saulėta, dabar pradėjo krapnoti. Ir jeigu neklystu, tu sakėjai, prognozija yra saulėta. Sakau, nu taip, bet dabar saulėta, bet gali lyti. Taip, ir aš liepiau jam neimti, sakiau, nenusišnekėti. Nu čia jau tai nesąmonė. Taip. Ir kas dabar? Dabar lyja, ne? Kas buvo teisus? Taip. O kas buvo neteisus? Aš. Ar reikėjo vyro klausyti? Ne. Ar reikėjo vyro klausyti? Atsto gerai.
Aš jau viską pasakiau. Eilinį kartą buvau teisus, be abejo. Prieš tai buvo apriektas dėl to, kad buvau teisus. Tai va. Ar čia komando drakonas? Ne, panašu į žmogų. Kaip tau čia patiko, Jurgita? Patiko. Einam Patiko? toliau. Taip. Žodžiu, aš vertinčiau 7 iš 10. O tu? Ir kodėl tik 7? Nes nebuvo didelių ryklių. Tai vienas dalykas, nebuvo didelių ryklių. Tada Žiūrėk, o jie ne čia? pakliuvom su Jurgita į... Kas čia yra? Čia yra Paukščių kažkoks rezervatas, ne? Taip. Sunkiai pakliuvom, nes tokia grupė serbų užlindo ir vos mes irgi prasmukom. Bet prisiminiau, kad serbų turėtų būti pavojinga. Taip pat tas raudonas, tai yra paukštis. Tai va, aš manau, kad karma vis dėlto yra, kai čia atėjom prieš kažkur 15 minučių, tai skundžiausi, kad mes vos praslydom, nes iš mūsų užlindo grupė serbų. Tai va, ir dėl ko noriu sakyti, kad Dievas yra ar panašiai, kad viena iš tų serbų smarkiai apšiko baltai kažkuris iš šitų paukščių. Tai va, iš karto praskaidama nuotaika. Tai va, su kalėdom visus. Jurgita, ar džiaugiesi, kad apšiko tą serbą, kuris užlindo prieš Ne, mielasis, nėra ko džiaugtis kitų nelaimėm. Ko paukštukai? Ką ten gerą matei? Mačiau daug ibių. Kivių turiu omeny. Jie skraido, mielasis, kiviai neskraido. Santuokoje harmonija dažnai būna svarbiau negu tiesiog būti teisiam ir dėl to aš vis mokausi nusileisti. Priminsiu, kad ryte sakiau, pasiemam skėčius, nes gali lyti. Sakykime, jau tikrai nelis. Nebūk durnas. Ir kas tada buvo, Jurgita? Ar lijo? Jurgita, ar lijo? Jurgita, ar lijo? Krapnojo. Taip. Tai vat. Kaip balti ir nesigirdi beveik. Pavakariams išrinkau Ispanijos kultūrai artimą meksikietišką restoraną, o sekantį rytą mūsų jau laukia turas po Valenciją pėsčiomis. Nu, su Jurgita būsime tuoj fliture. Jurgita, ar esi excited apie nemokamą turą? Aš esu excited about turas. Nes pati susiradau ir pati išsirinkau. Ir Edmundas padėjo. Ne. Nedalyvavo šitam procese. Bet dabar palaiko. Taip, jis dabar priverstas jame dalyvauti. Taip. I was born in Seville. Gidės Do you know balsas Sevilla, buvo, Andalucía? tarkim, It's beautiful. specifinis. When Indiana Jones is. Okay? Just get every Thursday at noon for 1,000 years. Okay? A very protective gate. Nors okay? balsas buvo ir specifinis, A lot of, bet Gidė buvo faina ir daug angels, papasakojo įdomių dalykų. The Virgin Maria. Okay.
Alų už 1 eurą. Nu tai va, ką tik praėjo. Sužymėk. Pina. Sugrįšim. Esi sužavėta antrų siauriausių namų Europoje, brangiai? Taip, mielasis. Ar norėtum dabar pamatyti pirmąjį Amsterdame, kuris yra apie 15 cm siauresnis? Man užtenka ir šitą, ačiū. Geras. I wait, okay? Važiuoja nuotaka. Okay, la Plaza Redonda. And it is the center of Valencia. This is the geometric center. Okay. Tus karkasai jaučia. Matai, žiūrėk. Nu, žiūrėk, čia visai gal visai neblogas struktūras. O ten buvo. Čia kažkoks liūdinokas. Tai žiūrėk, visi suvalgytos visos. O tada dar spėjome aplankyti katedrą, kurioje buvo daug gražių meno kūrinių ir šventasis gralis iš paskutinės Jėzaus Kristaus vakarienės. Taip pat daugeliui žinomas kaip The Holy Grail iš filmo Indiana Jones and the Last Crusade. Verta paminėti, kad tai yra viena iš 200 vietų pasaulyje, kurios teigia turinčios taurę iš paskutinės vakarienės. O tada lipome į bokštą, kurio laiptai buvo tokie siauri, kad netgi reikėjo šviesoforą reguliuoti pėsčiųjų eismą tenais. Tai va, jau pačiam vakare Jurgita mus nuvedė į mažą kavinukę, kur buvo flamenko pasirodymas ir nors aš turbūt prieš tai maišiau flamenko su burleska, bet pasirodymas buvo neblogas ir iš tikrųjų ačiū Dievui, kad jie atlikėjai šoko flamenko. Ir tai buvo paskutinis mūsų vakaras Valencijoje. Ir nuo sekančio ryto mes patraukėme į pietus.